Ką kaip ryte šitų gražių orų, baigiam darbus šiandieną ir važiuojam į garažą. Trauktuvą aštunkę lauk, bandysim vežti iki pro garažo pas Vidmą. Žiūrėsim, ką galima padaryti su juo, kiek ten yra pažeistų paviršių, kiek pažeistų detalių, ar užteks tik galvų naujų, ar reikės daugiau. Važiuojam įsiaiškint, tai keliamės į garažą. Kiek laiko galvojau, užtrukčiau šimti variklį vienas, ramiai. Viskas dabar yra pilnai pajungta, užpilti skysčiai, aušinimas, tai nusuktas tik tai dangtelis čia, kurio man nusukti kaip ir nereikėtų. Tai bandom jaučiu pradėti šiandien dienos treniruotę. Freestyle. Treniruotę pradedam. Treniruotė rašo, kad intensyvi buvo. Užtrukau 3 valandas 24 minutės skaityk. Daugiau reikalų buvo negu tikėjausi. Tai gerai, liko nusimti dėžę ir važiuosim pas Vidmą. Autobusas paruoštas. Ačiū Ignerui už transportą. Ir dabar tik tais belieka įsidėti variklį į autobusą ir neprikrauti kelnes. Jeigu kam įdomu, tai variklis V8 sveria apie 205 kg. Tokioje stadijoje be dėžės ir be tepalo. Tai palikėkit man sėkmės. Bandysim kažką sugalvoti, nes autobusą šertiniai važiuosiu, kadangi labai neaukštos Stakta neaukšta ir gili. Pakėlės nedastumsiu variklio. Plius priekį KM6 stovi. Bandysiu kažkaip gal aš prisikelt variklį ar nusistumti tenai, persikabinti talį į kitą pusę. Ir tada prisikėlės gal pavyks man įstumti tą variklį. Tai tikiuosi viskas eis sklandžiai. Ir galėsim tojos pristatyti variklį pas Vidmą ir pasižiūrėti, kas čia darosi ne tik viršui, kur aišku, kad jau yra problemos, bet ir variklio pačioj. Ačiū. Dirbam. Prieš pradedant darbus noriu padėkoti dar kartą Ignerai už transportą. Tai kitaip būčiau turbūt nenusivežęs aš šito variklio taip paprastai. Tai ačiū už transportą. O dabar lekiam toliau šitų gražių kelių ir bandom įsikrauti variklį. Va, sveiki atvykę. Nu čia dabar. Gal nesupyks, jeigu greitai varikliuką išsimėsiu. Atvažiuoti į vietą atvažiavau, bet nieko nėra. Durys visas užrakintos. Reikės skambinti. Tvarkoj. Kim? Žodžiu, Hebra jau baigė darbus. Tai atvažiuos dabar žmogus man atrakins, įleis, tai reikės kažkaip tai išsikeltą variklį, pasikabinti ant keltuvo, nuserdžius ankabą ir tada nežinau, kada bandysim turbūt kažką tai ardyti, sukinėti. Tai primena, truputėlį nostalgija ateina. Tai būtent šitam garaže turbūt prasidėjo mano driftas visas. Pirmą savo krekždę atsivariau ir variklis visai netoliesi čia užkalė pirmą kartą pasivažinėjus žiemą poligone. Ir Hebra tada mane čia sako, atvaryk, padėsim pasikeisti tą variklį, viskas bus gerai.
Nu davai, atvažiavau aš nieko nesuprasdamas, nemokėdamas, leidau įsivaryti į garažą mašiną, sako, tai gerai, tu sako, simnėk tą variklį, keiskis čia. O aš net neįsivaizduoju, ką daryti, tai, žodžiu, buvo įdomi patirtis, bet kažkaip, tai kaip sakant, pagailėjo galiausiai manęs, tai pridėjo ranką, truputėlį parodė, kaip ką daryti, variklį pasikeitėm. Tai tikiu, kad ir dabar, kai galės atvažiuos, padės ranką, pamatys, koks aš bejėgis ir padės. Tai viskas, okei, laukiam, kol prilėks kas nors, įleis ir bandysim kažką tai daryti. Reikalai. Ko tu žvengi? Pizda blokai? Važiavo iki šiandien, važiuosim nuo šiandien. Abiem galvom labanak. Tai reikia naujų galvų kaip minimum, greičiausiai vožtuvai ir nebus linkę. Šitai gaunasi net daužėsi į... Tai ten galiu pafilmuoti. Daužėsi jie į šitą. Į sumuoklius. Matosi, ne? Pasidarė stumuoklį kaip pas Vanusą? Vanusiniai. Tai dabar geriau gal biškį važiuos. Sakant, jį galą nelies vožtuvai. Jo, matosi. Pasidarė savo vietas. Jo. Čia reikės sušveist kažkokios, ne? Ne. Nieko? Neturėtų būti nieko. Bet bendrai paėmus apačią kaip ir viskas tvarkoj. Išdėlimas gan nemažas, bet važiuos. Tai viskas. Rinksim iki galo. Tai dabar iki paskutinio varžto ardyt. Kiek čia varžtų beliko nedaug. Bet iki paskutinio varžto tada ardau viską, kad ir kiek čia jų nedaug liko, ar ne? Taip. Ir viskas. Tai tada ieškau galvų. Indeklai žiedai tarpinės. Indeklai, žadų, tarpinių. Kiek čia matematika gaunasi, gal variklį pigiau nusipirkt naują. Naują seną dėvietą. Naują seną. Naują seną. Žiūrėsim, ką mes rasim senam tavo variklį. Gal blokas bus geresnis su šitą. Tam naujam Kur radęs tą variantą. O tai dabar gerai varau į tenais, pasižiūriu, kad tikrai būtų 4 litrio, nebūtų 3,5 tas jaučiu. 4 litris. Tavo pačios nereikia, tau daugiau reikia. Tai žodžiu varau į vietą, nuserdau, jeigu vėlianukai nesudilė, bet į faktas bus jis. Jie bus ir įspiuoti, bet nebus šitaip, ta prasme. Jo. Reiškia, visi turi. Ir kakliukai tie visi viskas, kad būtų vietas. Taip. Ir viso, žodžiu. Tiek žinių tada. Ne, tai blemba gal sem. Žiūrėsi matematiką, kaip gausis čia, nes kaip žiūri į tą vaizdelį, tai neatrodo labai daug žadančiai. Aš tai suprantu, kad tau čia žinai norma. Kai priardės blokų, pilni kampai visokių pridarė. Žodžiu, nu tai viskas, tvarkoj tada. Tvarkyti reikia viską atgal, kad būtų galima chebrai dirbti rytoj, o aš vežu visą šitą chlamą iš čia pas save, kažkur tai nusimesti į garažą, nes čia, kaip sakyt, tik tai vietą užims. Viskas, pakuojamės ir susimatysim jau artimiausiu metu. Dėžė detalių, dėžė greičio. Tai nežinau, kiek girdėjosi ten pas Vidmą garaže, muzika groja garsiai, chebra dirba intensyviai, tai
Tiesiog apibendrinam viską, kas vyksta dabar. Tai matot, prasivežiau krūvą dalių, visas variklis įskerstas, blokas liko pro garaž servise, tai susimatavom cilindrus. Atrodo viskas kaip ir normos ribose, galima bus išsaugoti seną alkūninį, seną visą apačį iš esmės, tai reikės aišku pasikeisti indiklus, kurie nuo temperatūrų net gavosi, kad susikraipė, o temperatūros atsirado greičiausiai dėl tepalo stokos. Tai ką man dabar reikia padaryti, tai reikia gauti galvas naujas. Turiu variantą vieną radęs Facebook'o grupiai, turi Jonavoj V8 iš Bumerio, tai ten lygtais variklis užstrigęs, irgi jisai nevažiuojantis, tai turi pliką bloką, sakė, pasikeitė grandinės, pravažiavo 1000 km ir užstrigo, tai nežinau, nutrūko grandinės greičiausiai, ar alkūninis linko, tai kažkas tenais, aišku, negerai. Tai sutarėm visai gerą kainą, už 250 eurų, jisai man atiduos ir galvas abidvi pilna su vėlienėliais ir bloką kartu duos. Tai reikia tik tai nuvažiavus susiaiškinti būtinai, ar tos galvos sveikos, geros ir ten naudotinos. Tai pabandysim nuvažiavę nusirdyti dangtelius, atsisukti kakliukus šitus ir pasižiūrėti, kaip ir pas mane, ar nėra ten tokio vaizdelio kaip čia. Jeigu viskas atrodys sąlyginai tvarkingai, tai manau, kad imsim tą variantą, vešimės vėl pas Vidmą, skersim ir bandysim iš šitos visos krūvos detalių ir dar kitos krūvos detalių, kurias parsivešiu, surinkti vieną kažkokį tais veikiantį variklį. Žodžiu, tiek šiam kartui, susimatysim jau neužilgam.